Šią savaitę į rajono kultūros centrą sugužėjo mūsų krašto mokiniai, siekdami teisingai nuspręsti, kuriuo keliu pasukti baigus mokyklą. Rajono kultūros centro didžioji salė buvo pilnutėlė. Rajono mokiniai vos tilpo kur atsisėsti. Visi susirinko vienu tikslu – išklausyti ir nuspręsti, kokią specialybę kiekvienam individualiai būtų geriausia pasirinkti baigus mokyklą. Nepirk specialybės maiše. Toks šūkis didelėmis raidėmis švietė projektoriaus ekrane. Būtent tuo tikslu jau 3 metus iš eilės į Raseinius atvyksta šio projekto rengėjai ir vykdytojai. Šiuo metu čia iš tikrųjų vyksta specialybių mugė, tai yra projektas, kuris vyksta jau 3 metus. Keliaujam po visą Lietuvą, šiais metais aplankom 14 miestų iš viso ir Raseiniai yra pirmoji mūsų stotelė. Ir kiekvieną dieną keliamės vis į kitą miestą ir iš tikrųjų šito projekto esmė yra tiesiog papasakoti jaunimui 10-12 klasių moksleiviam apie tam tikras specialybės, kad jie pagalvotų, kaip iš tikrųjų renkasi ir pagal kokius kriterijus realiai reikėtų rinktis, kad tiesiog nežiūrėti tai, kad išlaikiau egzaminą geriausių balų, vadinasi, ten ir stoju. Tiesiog, kad jie turėtų galimybę pabendrauti su skirtingų specialybės atstovais, tiek studentais, tiek praktikais ir pagal tai nuspręsti, kuri ta specialybė tinka ir patinka. Pasakykite moksleivę, ar daug susirenka? Noriai eina? Iš tikrųjų eina tikrai nori, ir dabar mato šurmuliuoja renkasi. Šiaip priklauso nuo kiekvieno miesto, bet Raseiniuose visą laiką iš tikrųjų dažniausiai bent jau ir pernai būdavo pilna salė. Tikrai nori registruojasi visi. Ir kitais metais taip pat tikimės jūsų čia sulaukti? Taip, kitais metais irgi bus, nes, sakau, šiais metais jau yra 3 mūsų gimtadienis, kitais metais lygiai taip pat atvažiuosim.